JAV įveda blokadą Iranui. Kaip tai veikia ir ar tai bus veiksminga? Ką tai reiškia paliauboms ir taikos deryboms? Paaiškinti atvyko Fox News analitikas generolas Džekas Kinas. Generole, sveiki atvykę. Iraniečiai užminavo Hormūzo sąsiaurį. Žinome, kad ten turime minų tralerius. Žinome, kad prezidentas turi pagrindinį tikslą – neleisti Iranams parduoti jokios naftos. Iš esmės priversti juos bankrutuoti. Mano klausimas strateginiu požiūriu yra toks: kaip mes galime tai įgyvendinti ir tuo pačiu užtikrinti mūsų karinio jūrų laivyno saugumą? Taip, ši operacija turi du etapus. Ir jūs dabar matote pirmąjį etapą, tai yra pačią blokadą. Ir tai veikia taip, kad Centicom įsteigė radio ryšio tinklą visiems laivams, bandantiems išplaukti arba atplaukti. Persijos įlankos regione mes su jais bendrausime ir, kaip jūs nurodėte, jei jų tikslas yra paimti Irano naftą arba ją išgabenti, jiems tai daryti neleidžiama. Ir mes pasakysime jiems, kur jie turi sustoti. Jei jie bandys, tai yra atvyks iš šiaurės, tikriausiai iš Kargo salos, ir norės plaukti per sąsiaurį bei nesilaikys Centicom nurodymų, tuomet mes įsilaipinsime į tą laivą. Ir tikriausiai tai padarysime su jūrų pėstininkais iš sraigtasparnių. Arba galime tai padaryti ir iš laivo. Faktas tas, generolė, atsiprašau, žmonės negalės iš ten išgauti naftos. Štai kaip ši blokada veiks. Bet štai kita šios problemos dalis. Todėl reikalingas antras etapas. Prisiminkite, kad prekybiniai laivai neatplaukia, nes ne Irano laivams dabar leidžiama įplaukti. Ir pamatysime. Po 24-48 valandų, jei jie neatvyko, tikriausiai ir neatvyks. Ir kodėl taip yra? Dėl Irano bauginimo ir prievartos praeityje, kai jie buvo grasinami, jie vis dar gali nenorėti judėti. Antrojoje šios operacijos fazėje prezidentas įsakė admirolui Cooperiui išvalyti Hormūzo sąsiaurį. Kaip minėta įžangoje, laivai jau savaitgalį dirbo šalindami minas iš šios teritorijos. Be to, povandeniniai dronai bando aptikti minas, kurias pasėjo Iranai. Jos yra palaidos ir jie visiškai prarado jų kontrolę. Kai tai bus padaryta, turime užtikrinti saugumą. Taip pat turime lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Tai užtruks, bet užkirs kelią tam, kad Iranas ir toliau baugintų ar verstų prekybinių laivų savininkus. Jie nenori siųsti laivų ten, jie nenori prarasti savo įgulų ir tikrai nenori prarasti laivo. Šioje operacijoje yra du etapai. Ir kai pradėsime eskortą, tam tikrų momentų perduosime ją sąjungininkams ir partneriams. Ir yra pakankamai sąjungininkų, kurie renkasi dalyvauti. Nepaisant jų pradinio nenoro, jie galiausiai įsitraukia į tai. Ir tai vyks laikui bėgant. Dabar, jei derybos pasiseks ir Iranas sutiks su viskuo, ir prisiminkite, prezidentas Trumpas pasakė su viskuo, ir žiūrėkite, aš visiškai pasitikiu tuo, ką vadinu paskutinė instancija. O ta paskutinė instancija yra prezidentas Trumpas. Jis čia yra paskutinė instancija. Niekas iš mūsų pusės nesudarys jokio susitarimo dėl detalių nepasitarę su juo. Ir jis užtikrins, kad čia gautų viską, ko nori. Ir jis tai jau ne kartą aiškiai pasakė. Dar kartą. Taigi aš tuo pasitikiu. Ir dalis to, jei būtų pasiektas susitarimas, būtų ta, kad Iranas atvertų kelią tranzitui vykti. Ir prisiminkite du dalykus čia. Iranas gali leisti laivams plaukti, bet jie negali to kontroliuoti. Jie nenustato, kas ten juda ar kada praeina, ir jokie mokesčiai nėra įmami. Jie turi visiškai pasitraukti. Jungtinės valstijos taip pat tam tikrų momentų pasitraukia. Ir Hormūzo sąsiauris lieka atviras pagal tarptautinę teisę, su laisvu tranzitu ir be kontrolės. Tai yra galutinis tikslas. Ačiū. Man atrodo, generolė, kad tai būtų pasiekiama JAV kariniam jūrų laivynui. Ypač todėl, kad mes nesiruošiame sukurti blokados ten, kur Hormūzo sąsiauris siauriausioje vietoje yra 24 mylios pločio.
Tai paverstų mūsų laivus palyginti lengvu taikiniu. Mes nesuteiktume jiems tokios vadinamos moralinės pergalės. Kai tik nuspręsime, mes patikrinsime bet kurį laivą, kuris gabena Irano naftą. Tikriausiai Kargil laivą. Ir manau, kad jūs dėl to teisus. Blokada nekels pavojaus JAV kariniam jūrų laivynui. Kalbant apie pagrindinį nesutarimo tašką, turime 460 kg sodrinto urano. Gavau painių žinučių iš labai protingų žmonių. Kai kurie sako, kad mes visą laiką stebime tai. Nereikia ten eiti ir išgauti, jei jie neperduos. Galime jį užkasti dar giliau, kad jiems būtų dar sunkiau prie jo prieiti. Kokios tavo mintys? Žinau, kad prezidentas sakė savaitės, ne mėnesiai, kad šis konfliktas pagaliau baigtųsi. Ar vis dar matai tai kaip įmanomą dalyką, net jei blokada vis dar galioja? Tai visiškai pasiekiama ir tai yra tai, ką reikia pasiekti. Tai nebuvo pasiekta derybomis. Žiūrėk, aš nė minutę netikiu, kad prezidentas Trumpas paliktų postą ir tikrai paliktų. 1000 svarų labai praturtinto branduolinio urano, galinčio būti praturtintų iki 60%, galinčio šiandien tapti nešvaria bomba, jei būtų panaudotas. Tai yra įprastinė bomba su radiju. Su ją susijusi radiacija ir su potencialu labai greitai būti paversta ginklu. Aš netikiu, kad prezidentas Trumpas net svarstytų galimybę pasitraukti iš pareigų po to. Jis vienokiu ar kitokiu būdu tai pašalins iš ten. Jis tai pasieks arba derybomis, arba kitų būdų, tai yra per patį Kargaloną. 90% viso jų naftos paskirstimo eina per Kargaloną. Šiuo metu niekas iš to neveikia. Tam tikrų momentų mes galime pasakyti iranams: klausykite, jūs mus įleidžiate ir leidžiate iš ten išvežti labai praturtintą uraną, branduolinį. Mes patys tai padarysime ir užtikrinsime, kad jis būtų pašalintas. Arba jūs prarasite Kargaloną. Arba mes perimame visišką kontrolę, arba viską susprogdinsime. Ir tai neabejotinai yra prievarta ir bauginimas. Esu visiškai įsitikinęs, kad prezidentas Trumpas nepaliks ten branduolinių dulkių, kur mes stebime. Ir jei jie pajudės, turime įsikišti ir surenkti oro smūgius, kurie galėtų būti kartojami periodiškai. Nematytau tokios galimybės, net ir susitarime jie neleistų jokio tipo sodrinto urano, net ir žemo lygio. Kodėl? Nes jie meluoja ir apgaudinėja, ir tai kaupėsi. Mes jau matėme, kaip tai vyksta su šitais vyrukais. Bendraudamas su iraniečiais, prezidentas ir jo komanda žino, šitie vyrukai yra melagiai ir apgavikai. Ir tai buvo jų veikimo būdas beveik 50 metų, ir jie yra šios srities meistrai. Tačiau dabar jie yra gynyboje. Tai galite pamatyti derybose. Šonai, manau, jie neįvertino, kokia iš tikrųjų yra prezidento Trumpo pozicija. Su paliaubomis ir karo pabaiga. Dėl Hormūzo sąsiaurio. Maniau, kad jie galvoja, jog Jungtinės valstijos yra susilpnėjusioje pozicijoje ir kad derybose nusileis mūsų valiai ir leis mums daryti, ką norime. Bet prezidentas Trumpas pasakė: jokių būdų, mes nieko iš to tikrai nedarysime. Kol vyksta derybos, jis su 2 laivais plaukia per Hormūzo sąsiaurį savo pirmojoje kelionėje, kad galiausiai atlaisvintų visą teritoriją. Ir tada pamatėme, kas nutiko netrukus po to. Tai reiškia įsakyti, įvesti blokadą. Dabar jie žino, su kuo turi reikalą. Tai reiškia, jie būtų turėję bent menkiausią abejonių. Dabar jie tiksliai žino, su kuo turi reikalą. Jis nesitrauks ir nesibaimins. Jis pasakė, kad jie turi žinoti, jog jie yra kiti eilėje taikiniai, nors ir yra 4. ar 5. grandies. Generole Kinai, visada malonu jūs čia matyti. Dėkojame už jūsų analizę. Ačiū.